pavadinimu Golaga. Aišku, visi keliai veda pro bažnyčias. Tai čia keista. Dabar esu nuėjus 8 kilometrus. Dabar keliauju tokia įdomi apleista teritorija. Daug apleistų pastatų viso gatvėje. Niekas neveikia. Langai išdaužyti, pastatai jau matosi, kad tikrai nenaudojami. Tai labai įdomi gatvė. Kiek kaktusų. Hei, avytė. Labas. Aš turiu eiti. Kopinėju kalnais. Dabar jau esu nuėjusi virš 21 kilometro. Liko kokį 15 gal, daugiau. Keliauju. O dabar manęs laukia štai toks pakėlimukas, kalniukas. Palinkėkit man sėkmės. O štai koks vaizdas užlipus. Gal ir verta? Kiek žuvų. Ir kokio jau dydžio. Aš jau mieste Tamar. Ir gulbė čia. Viskas, baigiu šiandien dieną. Tai jau iki Kemperio. Šiandien nuėjau beveik 40 kilometrų ir galiu pasakyti, kad šiandien buvo tikrai pati sunkiausia diena. Visų pirma, gal dėl to, kad kažkaip turbūt nesimiegojau ir jau rytas buvo nekoks, o paskui ir pati trasa. Kalnai, kalniukai, lipt, tada nulipt. Bet nieko, kai ateini jau atrodo viskas gerai. Nieko tokio. Einu ilsėtis. Tai, kol laukiu rasos, tai pasidariau valgyti. Karšti sumuštinukai keptuvėje. Jau dabar noriu. Ir vyksta darbai. Dirbam dabar 10:55 Portugalijos laiku. Lietuvoje dabar 12:55. Taip ir gyvenam, bet atvažiavom. Tai yra, aš atvažiavau į naują aikštelę, kuris ateis. Jau sakė, nuėjo apie 20 km. Puiku. Tai dar 20 liko. O aš einu toliau darbuotis ir pietauti. Tikiuosi labai skanu bus. Su čorizo dešra. Nem. Rasa grįžo iš Kamino kelio. Apsistojom nemokamam kempinge. Visai nemažai kemperių. Tai nemokamai taip. Tikriausiai taip ir būna, ne? Viskas gerai, tik nemokamai. Jo, žmonės ilsisi.
Nefilmuosim žmonių. Tai va, Rasa jau 4. diena vaikšto. Kamino keliu. Jo, tai kaip sekas tau, ar sunku? Gerai, šiandien buvo sunku, o šiaip tai viskas gerai. Bet tikiuosi, kad kiekviena diena bus lengvesnė. A ne? Taip. Nu, tikėkimės. Tai va, ir naujų kemperių yra, ir senų. O ir prancūzai atvažiavę. Kas čia tokie? Portugalai. Toks apleistas kempingas. Bet gerai, kad palikta atidaryta, įvažiuoti galima. Jo, toks mieste. Nėra taip, kad saugomas, bet Leidžia žmonėm naudotis. vietoj tipo stovėt, o su namukais tik palapinėm negalima. Aha. Bet yra ir su namukais. Čia gal į baseiną. Einam, pažiūrėsim. Va, yra konteineriai didesni. Išsimest. Mes matyti. Jo, reikia, aš išnešiu vėliau. Va, upė, kurios pavadinimo nežinau. Kur mum eit reikės? Man čia šalta, tai sakysim. O man čia dar yra. Paukštis jau be plunksnų. Tai tu nenuotrauką žiūrėk, o kur eit? Tai aš pažiūrėjau, ką atsiuntai. Nes įsikrauna telefonas. Einam kamino takais. Va, ar mažas, matam jau. Vaistinės. Vaistinės. Jo. Eisim pirkti tepaliukų kojom. Nieko nebuvo parašyta. Pripirkom vaistų Rasai kojom. Ne tik Rasai. Na ir man būna kaulai skauda. Tai nieko. Sumokėjom 34 eurus. Aš tai kažkaip vis, man tik tais gerus dalykus norisi sakyti, bet jo, dabar kažkaip ir tas kelias. Ir labiausiai išgąsdino tos dantenos. Oi. Vis užkliūnu iš tavęs. Čia miesto herbas gal? Nežinau. Žiūrėk, Star Kebab pica. Bet aš jau prisivalgęs esu taip, kad joks kebabas neįlystų. Dar kažkas gal čia neišsprendžiu. Dar makaronai liko. Žiniai yra. O, kiek karpių plaukė. Tai gal ne karpiai? Daug žuvyčių. O čia meškerę užmest, tai būtų gerai. Tavo tėčiai nusiųsim, parodysim kiek žuvų.